Garantuoju, kad tavo močiutė tokių neriniukų nepasiūtų. Čia yra auksetinės medžiagos. Auksetinės reiškia, kad jos turi neigiamą Poissono santykį. Ką reiškia Poissono santykį? Įprastame gyvenime dauguma mūsų medžiagų turi teigiamą Poissono santykį. Tai reiškia, kad jeigu mes traukiame, štai pavyzdžiui, gumą, jinai per vidurį mes matome, kad plonėja. O jeigu mes ją spaustume, jinai per vidurį storėtų. Auksetinės medžiagos daro priešingai. Kai mes, pavyzdžiui, jas traukiame į šonus, mūsų auksetinės medžiagos storėja ir per vidurį. O kai spaudžiame, plonėja ir per vidurį. Bet kasdienime gyvenime mes sutinkame ir dalykų, kurie turi neįprastą Poissono santykį. Štai pavyzdžiui, vyno kamštis. Vyno kamštis turi nulinį Poissono santykį. Tai reiškia, kad kai mes jį spaudžiame, jis nei traukiasi, nei plečiasi. Auksetiniai paviršiai gali apglėbti įvairius kompleksinius paviršius, nepalikdami kloščių, kas yra labai sudėtinga įprastoms medžiagoms. Pavyzdžiui, išlankščius štai tokį audinį, kuris buvo plokščias, dabar mes gauname kažką šiek tiek su išgaubimu, bet jeigu mes vėl jį pakratome, jis vėl grįžta į savo pradinę poziciją. Tai yra vadinama bistabiliu paviršiumi, todėl kad jis stabilus ir tokioje pozicijoje, ir išskleistoje. Be to, jūs sutinkate auksetinį paviršių beveik kiekvieną dieną jūsų sportbačiuose. Sportbačių padai dažnai yra auksetiniai tam, kad jie plėstųsi būtent pado srityje ir padidintų pado lankstumą. Auksetika taipogi veikia ir molekulinėme lygmenyje. Egzistuoja molekulės, kurios veikia panašiais principais, ką mes matome dabar čia, ir taipogi gali turėti neigiamą Poissono santykį. Įdomu?